Sveiki, esame Panevėžyje Arena Drift Cup ir šiandien pažiūrėsime, kas gero darosi Panevėžyje. Mano vertinimu, tai trasa turėtų būti tikrai įdomi, šiaip labai techniška, ką atsiliepia visi pilotai. Techniškai įdomi trasa, pakankamai daug vietos, tačiau taip pat savo užpakalį turi braukti kuo arčiau betoninių blokų. Matėm labiau, kad ir Ponaitis Laukys yra nukentėjęs šitame epizode, o taip pat matėme ir keletą sužeistų BMW automobilių, kurie taip pat turėjo šiokių tokių tam tikrų kosmetinių korekcijų automobilio gale. Tai šiaip turėtų būti labai įdomus renginys, techniška trasa, o tai jau daug ką lemia bendram renginio vaizde. Kaip tėvukas vertina sūnaus važiavimą? Gerai. Super. Paskutinė clipping zona. Ir biškį šiek tiek perspaudžiau, dar toli į išorę išlindau ir švelniai kepštelėjau bloką, bet to užteko, kad šiek tiek palinktų traukę. Bet šiaip kol kas viską atstatėm į vietas, jau pravažiavau po šito nuotykio kelis važiavimus ir viskas kaip ir gerai. Smagu matyti Nissaną tarp visų krekždžių, BMW ir tos pačios markės automobilių. Kodėl Nissaną pasirinkai vairuoti? Tiesiog nuo vaikystės užaugęs tarp Nissanų, kažkaip ir jie prilipo labai man ir nuo tada tiesiog aš į Nissanų žiūriu. Ką manai apie šitą trasą? Trasa tokia kaip ir, kaip čia išsireikšti. Toks jausmas, kad linijos nėra labai natūralios, dėl to turi stengtis įgyvendinti tą trasą kaip norit, bet šiaip nėra labai greita, bet įdomi. Arti blokų važiuoti visada. Ganėtinai gerai vertinu savo startą. Pokyčiai yra po praeitų metų mano važiavimą, tai dėl to labai džiaugiuosi. Labiau esu užtikrinta trasoje, greičiau vykdau pokyčius. Trasa nėra greita, bet smagi ir reikia techniškumo. Jinai nėra sunki, bet reikia mokėti važiuoti. Praeiti kvalifikaciją po aukščiau ir laimėti porinių važiavimų. Poriniai važiavimai nėra mano stiprioji pusė, bet tikrai tikiuosi, kad čia pavyks laimėti kažkiek. Jau visi daugmaž jaučiatės kaip namie, kaip savo aikštelė po tiek važiavimų ir akivaizdu, kad į taškus daugiau ir mažiau pataikot. Gal ten vienetai tik tai bando sukariauti su savim arba atrasti naujus kelius. Keliai kaip ir per antrą briefingą jau buvo pakankamai tiksliai išdėlioti, tai iš esmės džiugu. Kaip vertini pačią trasą? Gerai. Primena šiek tiek Miami, dydis panašus. Layoutas, sakyčiau, geras. Kiek žinau, vakar buvo biški kitoks ir pataisė tikrai į gerąją pusę. Tai tikrai patinka. Sezonas prasidėjo šiek tiek problematiškai, kovojom su mašina iki šiol visuose etapuose. Vakar antrą ryto baigėm vėl perinkinėti, tai šiandien kaip ir testuojamės ir bandom žiūrėti, ar viskas gerai, ar viskas veikia. Turėjau 4 važiavimus, kol kas patenkintas tiesiog. Kaip galvoji, kas yra didžiausias tavo konkurentas? Tik tais pats savo. Visą laiką reikia kovoti su savim, ypač stresinėse situacijose, kai kažkas nesigauna, nepavyksta ar būna ne taip, kaip planavai, tai visada tiesiog sėdi viduj, kovoji su savim. Ką norėtum palinkėti savo ir kitiem? Linkiu laimėtos kovas.
Techniškai labai atrodo iš pradžių, kad jinai lengva, bet labai reikia tiksliai ir laiku būt ir visą laiką reikia sėdėti ant gazo. Kregždė 2.8, 142 kW. Dabar ir antras sezonas važiuojant Street lygoje. Beje, šis čempionatas yra įdomus tuo, kad naudojamos vienodo tipažo padangos, vieno gamintojo ir vienodo pločio. Tai Street lygos reglamentas, tačiau gali dalyvauti visi tiek Street, tiek Pro lygos plotai. Tai čia toks side atskiros kategorijos čempionatas, atskiras renginys, kur pagal taisyklės visi važiuoja su vienodo pločio padanga, vienodo gamintojo, tai na, šiaip įdomu turėtų būti šiandien Panevėžyje. Kada poras prasidės top rimtų, tai iš galo važiuojant reikia pavirtiek, man plačiau važiuoti. O jeigu atsilieki? Jeigu tarp kartų susisėdėki, tavo yra visiškai nulis, bet dar priklauso, kodėl atsilieki, nes jeigu priekinis stabdosi, pavyzdžiui, ir skapuoja ten, kur nereikia, ir paskui automatiškai tu drasme nuo jo turėjo atitolti, žinai, tai ne tavo kaltė. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu greitėjimo zonoje atsilieki per poro korpus, tu visiškai nulis. Prasme, čia tiesiog priklauso, žinai, kaip trasa vertinama yra. Nes kur gali stabdyti, ten jeigu stabdais ir kitas atsilieki, tai irgi galinė klaida. Tai priklauso nuo trasos. Važiuosi? Dabar jau jo. Gerai. Sėkmės. Šita trasa ganėtinai mano akimis yra techniška, įdomi, sakyčiau. Dėl to, nes kampą vis didini, mažini, vis vietomis vienoje vietoje tik galima prisistabdyti. Tai ganėtinai keista, techniška, įdomi ir arti blokų. Šitą sezoną kol kas vertinu pakankamai neblogai, lyginant su praeitų sezonu. Praeitais metais nelabai netgi kur kvalą išėjo praeiti, šiais metais Šiauliuose dalyvavau, top rimtų buvo papulta Street lygos pirmame etape ir buvo pralaimėtas porinis dėl pačio didelės klaidos. O šiandien Arena Cup'e bandysim kažkokių geresnių rezultatų pasiekti. Noriu su jumis jau atsisveikinti, palinkėti geros kloties, autogidas.lt, siekite daugiau naujienų ir be abejo būkite pasijungę, o jeigu ieškot savų ratų, junkitės autogidas.lt. Peace.